ateinu su tavimi pasidalinti apie odos stiprinimą, atstatymą ir pagalbą pavasarį, kada oda išgyvena žiemą ir tuomet labai jaučiasi, kada odai reikia, kad jau odai reikia pagalbos, palaistyti, atstatyti, sustiprinti. Tai ateinu dalinti su tavimi serumais, kad labiau pažintum serumus ir žinotum, kas tavo odai yra geriausia kompleksiškai. Vitamino C serumą aš visada pradedu naudoti jau rugpjūtį arba rugsėjį ir per visą žiemą, stiprindama odą. Na, jeigu dar to nepadarai, tai tikrai gali pradėti, nes šio serumo formulė yra būtent tokia, jog ji geriausiai įsisavina dieną, žinoma, naudoti SPF. O kada ir kuo jisai padeda, tai tuoj pat dalinuosi. Kada naudoti? Geriausia naudoti ryte, tokia rekomendacija, pavasarį, žiemą, kai oda pavargusi, pilka, po ultravioleto ar šalčio turi pažeidimus, trūksta stangrumo, elastingumo. Kokią problemą sprendžia? Papilkėjimus, kada oda jaučiasi pavargusi. Pigmentacija, kada turi. Silpnas odos barjeras, tai reiškia, kai oda turi paraudimų, arba turi kapiliarus, arba turi rožinę, arba taip sudirgimą. Ir kada matai senėjimo požymius, mimikos raukšlytes, stipresnės amžiaus raukšlytes, stipresnę, intensyvesnę pigmentaciją. 15% vitaminas C yra stiprus antioksidantas ir saugo odą nuo aplinkos žalos. Top 5 ingredientai ir jų veikimas. Tai stipri gausa pirmiausia yra kakadų slyvos komplekso, kuris skatina kolageno gamybą ir stangrina odą, šviesina pigmentaciją, putlina ir apsaugo. Stabdo melanino gamybą, tai vadinasi mažiau pigmentinių dėmių. Į jį įeina vitaminas E ir saldymedžio šaknų ekstraktas, ką jis daro, stiprina odos barjerą, didina vitamino C efektyvumą, įsisavinimą. Taigi saldymedis šviesina ir tonizuoja. Veikia sinergijoje kaip dvigubas antioksidanto ekstraktas. Ferulio rūgštis tai stiprus antioksidantas, kuris stimuliuoja vitaminą C, apsaugo nuo ultravioleto žalos, pagerina ir stiprina pačią odą. Padidina veikliųjų medžiagų poveikį. Antioksidantai apsaugo mūsų odą. Jie ne tik tai apsaugo nuo laisvųjų radikalų, jie neutralizuoja šiuos nestabilius molekulių junginius, kurie atsiranda dėl ultravioletų spindulių, kada mes juos susigaudome. Taip pat nuo taršos, nuo streso ir stabdo odos pažeidimus bei priešlaikinį senėjimą. Dar labai svarbu, hialurono rūgštis. Ką ji daro? Drėkina, užpildo smulkiasias raukšlytes, pagerina odos būklę ir stiprina. Suteikia priputlintos odos efektą. Kai naudoji ryte, tobulai oda užsipildo. Niacinamidas taip pat čia yra, stiprina odos barjerą, mažina paraudimus, ramina ir koreguoja. Idealu jautriai ir brandžiai odai. Tikrai idealu. Kada pradėti naudoti šį serumą? Tai būtent, kada tu matai papilkėjusią odą, nelygų toną, kada atsiranda raukšlytės, pirmosios raukšlytės, gilesnės raukšlytės, kada norisi odai stangrumo, elastingumo ir jome esantis 15% ekstraktas, 15% tai yra idealiausias procentas su geriausia sudedamąja formule pasisavinimui ir veikimui. Būtent tai, kas geriausiai veikia.